Sveiki visi atvykę MCBS, aš Slata pagalbį video ir šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti savo niką spalvotai. Taip pat galima pasidaryti ir kokį nors tekstą arba reso pavadinimą pasikeis spalvotai ir panašiai. Tai einame į šią simply.mc.arc/gradients svetainę. Ir štai čia turime jau paruoštus gradientus, tai galime pasirinkti Rose arba galime pasirinkti Skyline. Taip pat čia galime pasididinti spalvų kiekį, galime pasidaryti ir Rainbow, kad būtų 7 spalvos. Tai pasidariau tarkim mango ir čia galime keisti spalvą į bet kokią tik širdis geidžia. Tuomet čia įrašome tekstą, tai aš įrašiau savo slapyvardį. Ir čia bus pas jūs custom, tai spaudžiame custom ir įvedame štai šį formatą, kuris bus tiek aprašyme, tiek komentaruose, tiek dabar ant video. Ir pasirašome šį formatą, kadangi šis formatas yra mūsų serverio. Ir štai čia galima padaryti pastorintą pasvirą tekstą, galima padaryti, kad būtų apatinė linija, galima padaryti, kad būtų perbraukta, tai tarkim mes išjungsime, kad nebūtų tekstas pasviręs ir tada mes kopijuojam ir einame į Minecraftą, rašome nick ir įklijuojame tekstą, štai turime gražų slapyvardį.